Žmona klausė vyras, sako, klausyk, Antanai, vat mes gyvenam su tavim ilgai, gyvenam laimingai, beveik. Vat aš žiūriu, niekaip nesuprantu, kodėl tavo tokios ilgos blakstienos. Nu, Marytė, supranti, vaikystė buvo sunkiai. Vaikystėje aš labai daug verkiau. Jo? Geriau jau tu būtum vaikystėje daugiau susiojęs. Diskoteka ir vaikinas kviečia merginą šokį. Atsiprašau, mergaitė, galima jūs? Merginą, jo, galima, tik iš pradžių gal pašokam. Grįžta įnešęs vyras namo, durys ištrenkia koją ir žmona sėdi tokia nekaltom akim, sėdi meska. Tas atidarys, sako, Kristina, aš viską žinau. Ja, toj patikrinsim, kiek intakų turi Reinas. Irgi ta pati tradicinė situacija, pas gydytoją vyriškis ateina, 60 metis ir sako, gydytojau, suprantat, nepatogu sakyti, bet jau kažkaip su moterim jau nieko nesigauna. Jo, tai kiek jų metų? 60. 60. Mielasis, amžius jau, amžius. A, ne, palaukit, vat mano kaimynas, jam 80. Tai jis pasakoja, kad jis stabiliai 2-3 kartus į savaitę. Mielasis, tai ir jūs pasakokit. Pykstasi dvižydė, sako, tu sena, tu prostitutė, prie ko čia amžius? Vaikšto žydelis Odesoj, Deribasovskos gatvėje ir sugedęs jo laikrodis, jis ieško laikrodžių dirbtuvės, kur jam galėtų pataisyti. Ir vaikšto ir niekur neranda. Ir staiga mato virš vienų durelių, kabo milžiniškas laikrodis. Jis įeina taip ir sako, labą dieną, aš norėčiau pasitaisyti laikrodžius. Tai kad mes šį laikrodžių netaisom? To, ką jūs čia darot? Mes čia, mielasis, darom apipjaustymus. Jo? A kam jūs ant durų tokį pasikabinot milžinišką laikrodį? A jūs ką norėtumėt, kad mes ten pakabintume? Dviese kalbasi su, klausyk, paskui, kokia faina grandinėlė auksinė. Iš kur gavai? Supranti, kokia vis dėlto dosni yra gamta. Vat vakar einu parku, žiūriu, guli grandinėlė. Aš mužiką iš jos iškračiau ir nešioju dabar. Autobusų stotelėje stovi 2 narkomanai, kas į čioką traukia ir vienas sako, Vase, koks autobusas atvažiuoja? Geltonas, Vova, geltonas. Ne, numeris koks, numeris. Juodas, Vova, juodas. Policininkas gavo skundą, reiškia, skundžiasi kaimynai ir jis ateina, paskambina į duris, susiradęs butą ir duris atidaro toks apsmurgęs su triusikais senukas. Policininkas taip. Sako, suprantat, kaimynai čia skundžiasi, kad iš jūsų būtų dvokia deginami skudurai, juokeliai kaisti kažkokie sklinda. Ką jūs čia veikiat? Ką, šiaip skudurus deginam, juokiamės. Išeina iš kanapių lauko 2 narkomanai ir vienas staiga puola mindyt sraigę. Sakau, ką tu darai, ką tu šitą padarėlį dievo, ką tu įtripi? A, ko jinai ištisą dieną iš paskos laksto? Narkomanas stovi ir kemša kaseką. Ir senutė prieina, sako, sūneli, ką tu čia darai? Taigi nuodas. Aš tikiuosi, močiutė, tikiuosi. Pagrindinis chemijos dėsnis. Karšta kolba atrodo lygiai taip pat kaip šalta. Užrašas lazerinės optikos laboratorijoje. Nežiūrėkite, prašau, į lazerį likusią akimi. Pavaikščiojo naujas rusas po Ermitažą ir išeidamas sako, taip, ką pasakysi, skurdoka, bet švaru. Rytinis 2 naujųjų rusų pokalbis, sako, vienas kito klausė, sako, tu kodėl vakar Arabui davei $3 milijonus ir paprašėjai, kad iš Arabijos atvežtų tau veltinius? Jo, pabaliavojom. Laidoja naujai rusai ir krištolinis karstas, žiedai ant pirštų grandinės ant kaklo, auksas, aparatūra sudėta audio video karste ir senutė eina pro šalį, šlavėja tokia, šlavėja pažiūri, taip, sako, gyvenagi žmonės. Kodėl tiek daug naujųjų rusų yra sponsorių? Todėl, kad lengviau pasidalinti, negu paaiškinti, iš kur paėmė. Seniai nesimatė 2 susitinka draugai, abu naujieji rusai ir vienas klausė, tai ko dirbi? Supranti, aš dabar killeris, o tu kas? O aš tai jau bankininkas. Tai dar susitiksim. Naujas rusas ateina pirkti karsto savo draugui nušautam.
Ir klausė pardavėjas, sako, sakyk, mielasis, kuris vat, karstas yra geresnis? Nu, žinot, kaip čia jums sunku pasakyti. Vat, pavyzdžiui, šitie cinkuoti, jie yra ilga amžiškesni. O, pavyzdžiui, vat, tas žolinis yra sveikatai naudingesnis.